Ramygalos kultūros centro Daniūnų padalinio suaugusiųjų mėgėjų teatrą Riba. Ir matysime spektaklį Tuščia kertė širdyje pagal Algirdo Kazragio pjesę. Jų režisierė Irena Živilienė, kuri šiam teatrui vadovauja nuo 2005 metų. Ir šiais metais, balandžio 16 dieną, šis teatras švęs 15 metų kūrybinės veiklos jubiliejų. Sakė, visų laukia Daniūnuose. O dabar pasitinkame šioje scenoje ir manau, kad jums linkiu gero žiūrėjimo. Dieve, kiek tas žmogus iškentėjęs.
ir kare buvęs, ir kalėjime buvęs, ir kur tik jis nebuvęs. Mes žinom tokius Jonus. Ir su boba įsiskyręs, ir vaikų turėjęs. Neteisybė, neteisybė. Augintinis buvo, augintinis. Bet Rut sako, aš vienas kaip pirštas, tu irgi viena. Dėkime, sako Petrutai, kukata. Suskaičiavo tas Jonas. Vienas pirštas, du pirštai. Va špygą tau bus, tu pamatysi, tu prisiminsi ant kasėlės žodžius. Prisiminsi. Sakai, prisiminsi. Taip. Kaip tu nori, Petrutė? Pyksi, nepyksi, keiksi, nekeiksi. Nu ką? O aš įsikraustau. Išgystų stiprės, paimsim šliūbą. Ką tu sakai? Tai ir sakau. Pasitrauk. Pasitrauk. Nugi sublūdo boba gatavai. Taigi, Dieve mano, 30 metų gyvenom kartu. Vienam Dievui tarnavom. Tai viešpatie sakyk, ką tu vertas, jeigu kažkoks tai Jonas išgvėšėlis, klibis, per vieną naktį viską aukštyn kojom atvedė. Neliek, nešauk. Niekas manęs neatvedė. Nebūk tu čia velnių prisėdus ir tu susirasi. Petru, nu tai irgi tau reikalingas. Nė manis nereikalingas kažkoks išgvėšėlis, nė tau jis nereikalingas. Paklausyk, taigi mudvi kaip tos dvi pelės gyvenom gražiai, sakiau, 30 metų, gal net daugiau. Bet tai klausyk, nu kam tau tas klibis reikalingas? Petru. Klibis. Na, klibis. Ne jis ten kliba, nei ką. Nemanyk. Aš viską gerai apžiūrėjau. Ir kai nugarą tryniau, ir kai kompresui skarelis neštojau, grindys dažytos, lubos dažytos, spintoje šikšninis paltas kabo, 3 kostiumai kaip ledas. Ir barzda elektrinė mašinėlė skutas. Amatininkas. Su tokiu vyru neprapulsiu. A ką tu čia dabar darai? O ką tu čia dabar dediesi viską? Bėgtų lyg. Aš įsikraustau, sakiau. Och, tu šventas, ponė Dieve, šių naktelį per naktelį nevažiavau. O kas dar čia atvažiavo pas mus, ką? O, kas šitos atvažiavo? Ot ir manęs atvažiavo autose. Kraustau. Ko čia ne Jonas? Ne Jonas, Jonas serga. O čia atvažiavo jo draugas Vincelis. A tu sakai, Jonas, Jonas, kam tau tas Jonas va. Ir išvažiuoju. Bet žinok, kilimą aš pasiimsiu. Kilimą pasiimsi? Taip. Nu plėšk, plėšk, tu viską plėšk. Tu pamatysi, tau nepadės Dievas. Tu pamatysi, kaip tau mano ašaros atsirūks. Vat pamatysi. Taigi, spintelė, lova, puodus, viską tau paliksiu. Tik va, javoliuką savo brangiausią. Tą irgi pasiimsiu. Ką? Nu ne, žinai, jau jeigu suvedai įsidėjai, tai jau dievulį paliksi man. Aš jį radau. Aš jį su grybais parsinešiau. Jis mane išklausė. Bet nenorėk dievulį vežti poštą. Mergiai, išvedė savo Joną, dabar palik man. Juk atmeni, aš su grybais. Veikantėlė, ateik padėk man kilimą išnešti. Aš jį grybaudama radau. Meldžiaus, mylėjau ir melsiuos. Bus Jonas, būsime abu. Jei dievulis leis, ilgai gyvensim. Pasitrauk tu piktą dvasią nuo lango. Atiduok mano čia dievulis. Atiduok, sakau. Taip, tu pasitrauk. Paleisk. Mano čia. Paleisk.
klopinai. Klop, čia netulupė, tai velnias tavo ranko glupa. Taip, ir laikrodį tą pasiėmė, viską pasiėmė. Kas man lieka, ir Jonas, ir visi. O man tai nieko jau tikrai. Verki, sakai. Neverkia. Pasiimk, atiduodu. Geras žmogus, visur Dievas išklausys. Labas, mergelis. Labas, Vincentėli. Tai ką, vežam kraitį? Vešim kraitį. Tau reikės sakinimą sulankstyti, išnešti. Šitą. Nu, aš lagaminą pasiimu ir O. galėsim eiti. Antos. A kas tau pasidarė? Antos. Antos. Būsi viena, atsirasi tave, kas aplanko. Antos. Šventas Kazimierą, apsaugok mane nuo tokių vyrų. Duosi ar į Antus pabūsi ir už Kazimierą. Čiūtai čia iš manęs, nepasitrauk. Ale palauk, aš to kaip žnypsi iš to piktumo. Ale va, žiūrėk, laikyk tą savo landą. Ir veidelį paraudo, ir akelį sublizgu. Nu, va, jeigu nereikėtų to kilimo nešti, na, nepyk, mes dar poną Dievą pralinksminsim. Žinai, aš vėliau pas tave užsuksiu biškį. Tetrut, aš jau pasiruošiau, einu. Mašiną parūkysiu, kol pateisiu. Gerai, eisiu. Neverk jau, neverk. Taigi atvažiuosim, aplankysim. Antos ir. Nagi neverk, gerai. Tu mane palieki. Na tai sakau, atvažiuosim, aplankysim, vėdalų iškepsim, atvešim. Na sakau, tik aplankysim ir žiūrėk, neverksim, neverksim. Nu va. Lauk svečių. Dieve, kodėl aš tokia nelaiminga? Bepigu tam, kas jaunas, gražus, sveikas. Bet ateina senatvė, kur aš viena pasidėsiu, kas man šaukštelį vandens paduos, kai sirgsiu. Ui, bepigu, Petrutė. Nu, nors ir ne jaunas tas Jonas, bet vis kažkoks tai ramstis gyvenime. O man, tuščia kertelė. Dieve, tik ir duoti vieniems laidamas, kitiems pareidamas. Bet nenueik per daug toli. Nes kai grįšiu, gali būt per vėlu jau. Aš nepavydžiu, Petrai, ne. Bet kuo ji geresnė už mane? Ar kad ligonį paslaugė? Nu, žinoma, ir aš slaugyčiau, tik kad būtų kas slaugyti. Antose. Antose. Grįžo Petrutė. Va, a man gal čia vaidenasi? Antose. O, Petrutė, šaukia mane. Petrutė, mane šaukiai? Taip, šaukiau. Na ir ką nori? Išmesk mano ryšelį. Ryšelį? Taip. Kokį ryšelį? Ant lovos raudonas ryšelis palikau. Šioferis skuba. Vis dėlto jinai įsikrauja. Gerai.
eikit pirmiau pelėdus jūs dvi. Gal be to daktaro kaip nors. Oi. O, oi. 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 Juozas kaip bulvė. Oi. Dėk šaltą kompresą. Oi. Aš bėgsiu namo, Jonas kambarą turi. Gerai. Oi. Oi. Aš tuoj kompresą. Tuoj. Oi. Oi. Nežinojau, kad taip greitai nuo slovo įminsiu. Oi. A ką čia tokį užvarvinai? O, čia toks nuo visų lygų čia toks. A, į vidų nereikėtų. Elektrogeliais kvėpia. Oi. Palauk. Į vidų sakai. Nu. Tai Oi. gerai, aš atnešiu tą pilt. Oi. Gerai, kad aš žieminė kepurė buvau užsimaukšlės. Būtum sėdus į kaliūzę ant tose. Oi, Jėzau, nekalbėk, ne mane. Aš taip ir... Oi, nežinau net ką pasakyti, aš baimės šit nenumiriau. Tai įsipilk ir savo. Bet ašgi negeriu. Aš negeriu. Dar baimė iš tos rožės įsimes. Rožės, sakai? Nu. Aš labai bijau rožės. Tai įsipilk iš... Tuoj. Oi, jau sukel bandė. Oi. Sakai, įsipilt. Aha. Ai, lašiuką. Bet man tai užmiršai įpilt. Užmiršau? Nu. Taip, aš taip, labai susijaudinau. Tuoj. Žinai, aš tai galvoju, Vincentėlė, kad čia tau dievulis taukštelėjo už griekus. Taigi, į bažnyčią nevaikštai, o tikriausia ir iš pažinties labai seniai buvai. Nu, išgerai. Nori? Aš tau visą savo nuodėmės išpasakosiu. Bet per metus savo, aš paskiau savo. Ir pažiūrėsim, kad bus daugiau. Tai pažiūrėsim, kurio čia bus daugiau. Ką žin? Na, jeigu šitaip, tai aš einu namo. Ne, dar žaizda nesugijo. Neik, dar pagulėk. Aš tau palauk, aš tau batus nutrauksiu. Trauk, tik kelnių atsargiai nenutrauk. Gerai. Oi. Aha. Pamiegok. Lasdą pasidėsim čia. Bet aš jeigu snušiau, tu manęs nežadina. Aš naktį sargybui. Taip, Vincentėli, taip. Taip. Taip, aš tave užklosiu. Gulkis.
Va, nešiau. Oi, žinok, mum jau to kamparo nereikia. Mes jau tokį vaistą radom. Oi, Tai užmigdai. užmigdžiu, einam pažiūrėt, kaip niekakšia. Pažiūrėk, oi. Žinau, kaip pažiūrėk, kaip kūdikėlis. Ai, ne, nebūtų. Labai knarkia tas tavo kūdikėlis. Ar taviškus irgi taip narkė? O ką? Maniškis tai švilpia, kaip mūsų vargonai per pakėlėjimą. Tie, kurie knarkia, sako, gero būdo, ne mušeikos. Gero būdu. Va, Bet aš tau dievuliuką grąžinsiu, kad nepyktum. gerai. Ar nestebuklas? Dabar abi turim po ligonį. Nu, bet jis atsikels ir išeis ir vėl aš liksiu viena. O tu nepaleis. Kaip nepaleist? Pensiją gauna, namelis, darželis ir už sargavimą dar kapeiką kokią. Aha. Bet, nu gerai, tu viską čia. Bet, nu kam aš jam tokią škrabį nabagį reikalingą? Škrabį nabagį. Kokia jau tačia škrabį, pasižiūrėk, dar ir per tančiaus ir per užančiaus. A tikrai? Nu žinoma. Bet žiūrėk, ką aš tau pasakysiu, tik jam nesakyk. Jie su Jonu draugai. Ir Jonas man sakė, kad tu Vinceliui senai patinki. O dabar tas guzas, tai jam čia tik labai gera proga va, pas tave pasilikti. Žinai, jeigu sakai, kad tavo Jonas draugas, tai, nu, tai gal jis kokį žogelį užtartų už mane, ką? Aš jau nelikčiau skolinga jam. Na žinoma, bus ir tavo kertelė netuščia ir mano. Aha. O dabar žinok, man reikia bėgti. Bėk. Jonas laukia. Gerai. Tik žiūrėk, nepaleisi, nepaleisi. Ne? Vinceli, tai tu nemiegi? Aš kaip zuikis įmiegodamas viską girdžiu. Vai. A mes čia su Petrute kalbam, kad gal ir tau kokią gaspadinę reikėtų įtaisyti. Na, peršk. Bet jau žinau, prie šliūbo tai jau aš neįsiu. Nu, bet kodėl? Taigi tavęs nesuės. Gyvanašlis aš. Vieną kartą jau šriūbytas. Daugiau nebenoriu, kad šriūbintų mane kažkas. O tai palauk. Dieve, tai gal jos ir gyvos nebėra? Tebėjo. Tai kaip? Ar būsi mano gaspadinė? Ne. Nu tai, sakykim, jeigu kartais ar sirgtų, ar numirtų, gal palaukim šiek tiek. O jeigu įvelnis į mane pergyvens, o jeigu šiandien ženytis noriu, O tai gal niekas ir nežino, kad jis vedęs. žinau, mano žmona, oi, O kur tu dabar esi? kur, mano žmona pas kleboną už gaspadinę. Oi, bet Vincentėlė, taigi, neik dar, dar pasikalbėkim, pasidalinkim. Oi, antose. Aš matau, kad tą dievą tau iki vakaro išvaryčiau. Bet tu man pasakyk, kas tos velnius iš tavęs išvarys. Gavau vieną kartą per kaktą, daugiau nebenoriu. Na, aš labai atsiprašau, bet prisėsk. Taigi, pagalvokim, nu va visi žino, ir tavo kertelė tuščia, ir mano kertelė tuščia. Nu, neik da, pabūk biški pas mane, pabūk trupučiuką, pabūk.
Na, Pabūdama žaizda na, turi išgirti. leisk, susirūkysi. Sakai, pirmiau per kaktą, o paskui tik per širdį. Taigi dėkojame Ramygalos padalinio Daniūno, Ramygalos kultūros centro Daniūnų padalinio mėgėjų teatrui Riba. Ir mačiau, kad komisija labai intensyviai dirba, kadangi šventė apžiūra rengiama siekiant pristatyti suaugusių mėgėjų teatrų vadovų ir artistų nuveiktus darbus. Ir atrinkti geriausius teatrus atstovauti Panevėžio rajoną Lietuvos suaugusių mėgėjų teatrų šventėje apžiūroje atspindžiai 2016. Taigi komisija dirba, mes dar kartą plojam Daniūnam, kviečiame jų režisierę Iriną Živilienę, prašom visus, na o žiūrovai, kol čia ateis kultūros centro direktorė Miranda Vaitkevičienė ir įteiks padėkas ir visas dovanas, ar jau pagalvojote, kokis gi čia mums tas artistas labiausiai patiko jums šiandien? Ar Antosė, ar Vincentas, ar Petrutė? Antosė girdėjau. Nu, tai dabar plojimais. Kas už Petrutę? Tai plojam. Kas už Vincentą? Tai jau didesnė. Nu ir kas už Antosę? Nu, pasitikrinam dar kartą už Vincentą. Na, man tai atrodo, kad žiūrovai kaip ir Vincentą išrinko. Ar teisybę sakau? Man atrodo. Taigi sveikinimai. O Vincentą pasveikinti prašysim Lietuvos Respublikos Seimo narį Domą Petrulį. Jisai įsteigė prizus geriausiems mūsų rajono teatrų aktoriams. Taigi prašau, Domai. Sveiki žiūrovai, tikrai jūsų labai daug ir nelabai visų net matau. Tai tikrai yra geras ženklas, aktoriams. O aš tik tai prisidedu prie visų sveikinimų, prie visų jums ovacijų ir menininko išdrožta specialiai šitai šventei nominacija Krekenavo 16 prisiminimų jums, kaip geriausiam savo kolektyvo aktoriui. Tai toliau su ta pačia ir ironija, ir su ta pačiu humorų bagažu einam per pasaulį ir džiuginam žiūrovus. Sėkmės. Ačiū Domui Petruliui. O aš savo ruožtu dėkoju Ramygalos kultūros centro Daniūnų padalinio mėgėjų teatrui Riba ir jų režisieriai Irenai Živilieniai. Įteikiu kultūros centro padėką mūsų rėmėjų kaimo kepyklos Radviliškiai įsteigtą ūkininko pyragą, baltą pyragą, skanų pyragą, jums dovanų ir aišku gėlytės. Ačiū labai, kad jūs buvote pas mus. Negailėkime plojimų, visi dar kartą plojam ir dėkojame Daniūno mėgėjų teatrui Riba bei jų režisieriai Irenai Živilienei. Na ir kaip ir po kiekvienos plojam dar. Ir po kiekvieno spektaklio, taip ir dabar, veikia karčiama.